Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Paskutinis iš 12. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Evangelija pagal Matą 5 skyrius 11 ir 16 eilutės. Jonas gyveno iki žilos senatvės. Jis buvo Jeruzalės ir didingos šventyklos sunaikinimo liudininkas. Paskutinio iš mokinių, kuris buvo artimai susijęs su gelbėtojų žinia, turėjo didžiulę įtaką skleidžiant tiesą, kad Jėzus buvo Mesijas, pasaulio atpirkėjas. Žydų vadovai buvo pilni karčios neapykantos Jonui dėl jo nepalaužiamos ištikimybės Kristaus darbui. Jie paskelbė, kad jų pastangos nukreiptos prieš krikščionis nepasieks jokių rezultatų tol, kol Jono liudijimas skambės žmonių ausyse. Drąsaus liudytojo darbas turi būti nutildytas tam, kad Jėzaus darbai ir stebuklai būtų pamiršti. Jonas buvo iškviestas į Romą, kad būtų išbandytas jo tikėjimas. Čia valdininkams apaštalo mokymas buvo klaidingai nušviestas. Netikri liudininkai apkaltino jį erezijų skleidimu. Jonas už save kalbėjo aiškiai ir įtikinamai. Tačiau, kuo įtikinamesnis buvo jo liudijimas, tuo gilesnė buvo jo priešininkų neapykanta. Imperatorius Domicianas buvo pilnas įniršio. Jis negalėjo nei ginčytis su Kristaus ištikimu gynėju, nei prilygti tai jėgai, kuri lydėjo jo tiesą. Bet vis tik jis apsisprendė nutildyti jo balsą. Jonas buvo įmestas į verdančio aliejaus katilą, bet Viešpats išsaugojo savo ištikimojo tarno gyvybę taip, kaip jis išsaugojo 3 žydų jaunuolius liepsnojančioje krosnyje. Į žodžius taip tegul žūsta visi, kurie tiki tuo išvedžiotoju Jėzumi Kristumi iš Nazareto, Jonas atsiliepė. Mano mokytojas kantriai atsidavė viskam, ką šėtonas ir jo angelai galėjo išgalvoti, kad pažemintų ir kankintų jį. Jis atidavė savo gyvybę, kad išgelbėtų pasaulį. Aš esu pagerbtas galimybę kentėti dėl jo. Aš esu silpnas, nuodėmingas žmogus. Kristus buvo šventas, romus ir tobulas. Jis nenusidėjo, o jo lūpose nebuvo jokios klastos. Šie žodžiai padarė savo ir Joną iš katilo ištraukė tie patys žmonės, kurie jį ten įmetė. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.